Magistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda esantis Jakų žiedas, kuris dar vadinamas vartais į Klaipėdą, strategiškai svarbi jungtis ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu. Kasdien juo važiuoja apie 25 000 automobilių vykstančių į Klaipėdą, Kauną, Vilnių, Palangą, Šilutę, Jurbarką. Nuo 2007 metų pastebėta, kad eismo intensyvumas gerokai padidėjo, ypač vasarą, kai gausybė žmonių ir turistų keliauja pajūrio kryptimis. Eismo intensyvumas šiltuoju metų laiku išauga kelis kartus. Dėl didelių transporto grūsčių Jakų žiedinėje sankryžoje įvykdavo ir nemažai avarijų, todėl rekonstrukcija buvo būtina. Investavus ES struktūrinių fondų lėšas, pirmasis darbų etapas pradėtas 2009 metais. Vairuotojams teko apsišarvuoti kantrybę, nes didžiausi rekonstrukcijos darbai truko iki 2013. Labai dažnai į keltą, tad važinėjom į keltą, atvažiuojam ir, aš nežinau, čia kažką konstruoja geresnė tikriausiai, tikėkimės. Šiaip tai privažiavus žiedą tenka gan ilgokai palaukti iš tikrųjų. Jo. Piko valandom būna taip nuo 15 iki 20 minučių, kol pravažiuoja. Žodžiu, pakankamai ilgai. Pirmiausia iškilo ilgiausia Lietuvoje estakada, vedanti Klaipėdos ir Kauno kryptimis. Rekonstruotas tunelinis viadukas, įrengtas specialus apšvietimas. Jos ilgis yra 610 metrų, o jeigu eiti techninės detalės, tai joje sumontuotas pats naujausias apšvietimas ledinis, kuris nekina vairuotojų. Yra sudėti saugus atitvarai. Per antrąjį etapą nutiesta dar viena estakada, jungianti autostradą su Palangos keliu. Jakų žiedo rekonstrukcijos darbai baigsis tuomet, kai bus baigti estakados vedančios į Šilutę darbai. ES remiami darbai leidžia spręsti ir nedarbo problemas. Investicijų į kelius naudą pajunta ne tik kelininkų įmonės. Suskaičiuota, kad kiekvienas litas investuotas į šalies transporto infrastruktūrą per 5 metus garantuoja dvigubą grąžą. Investavus ES struktūrinių fondų lėšas, rekonstrukcijos darbai vyko beveik visose Lietuvos transeuropinės reikšmės magistralėse. Jos pritaikomos didėjančiam eismo intensyvumui, gerinama kelių kokybė ir pralaidumas, taip pat rūpinamasi eismo sauga. Šiandien galima pamatyti ir naujovę keliuose – kintamos informacijos, greičio ribojimo ir įspėjamuosius ženklus. Tai nuotoliniu būdu valdomi kelio ženklai, kurie galioja Jakų žiede bei estakadoje vedančioje į Palangą.